man tokie priepuoliai kartodavosi visą vaikystę. Niekam nieko nebirodinėjau, apsimetinėjau, ko nesu. Mano vaikystės ateivis jaučiausi. Turiu tau primint, kad turiu kvėpuoti. Neleisiu šukuoti mano koldūnų. Aš buvus irgi esu, kad stiklinės net atsikandau. Emos nepatogios, žinai. Taip. Sveiki visi. Šiandien turiu svečią, kurios vardas yra Rūta. Jai autizmas buvo diagnozuotas visai neseniai, prieš 4 mėnesius. Ir šiandien mes norėtume pakalbėti apie vėlai diagnozuotą moterų autizmą, apie iššūkius, su kuriais Rūta susiduria, o taip pat paskatinti visus nedelsti iki vyresnio amžiaus ištirti savo vaikus jau dabar. Galiu tiesiog papasakot, kaip tau buvo diagnozuotas autizmas, kas būtent paskatino tą padaryti, gal kažkur tais išgirdai apie tai, gal, vis tiek, tu dabar gyveni Londone, ane? Vis tiek ten į autizmą kitaip yra žiūrima ir ten yra labiau tas ir išvystyta, ir žinoma daugiau apie autizmą, ir žmonės labiau priima, tai vis tiek ten yra, sakyčiau, net lengviau, ne, negu Lietuvoje. Tai kaip tu priėjai prie to, prie diagnozės? Gerai. Tikrai nesidomėjau, autizmas iš vis neegzistavo kaip savoka mano gyvenime, gal kažkur girdėjęs, bet taip, kad domėtis ne, nes man nebuvo aktualu šitą temą visiškai, bet aš visą laiką turėjau problemų su savo psichologinė sveikata, tai visą laiką turėjau nerimą. Tai tas nerimo sutrikimas, ar kaip vadinasi? Jo, bet kiek save atsimeni, tu visą laiką tą turėjai, ar jau vėlesniam amžiui? Sakyčiau, aš visą laiką labai jautri buvau nuo vaikystės ir mama, ten šeima, visi Rūta jautruolė, mūsų visą laiką taip kalbėdavo apie mane ir kad tas jautrumas tikrai man kišdavo koją gyvenime. O kaip jisai pasireikšdavo? Paprastose situacijose, pavyzdžiui, netgi einant pas dantistą, man tikrai yra sudėtinga šiai dienai ir visą laiką aš, kai lankausi pas daktarus ar kažkur, aš tiesiog sakau, iš karto aš esu labai jautri, pasakau, nes aš galiu reaguoti, aš galiu verkt pradėti. Ir, pavyzdžiui, man matuoja spaudimą ir man skauda. Man atrodo, kad man skauda ir man ranka nukris. Ir, pavyzdžiui, pas dantistą man tiesiog tie garsai atrodo visi po oda lenda. Tai vieną pavyzdį turiu, neseniai tvarkiausi dantis ir tiesiog ten nebuvo kažkoks labai specialus gydymas, tiesiog ten poras skylių taisė ir suleido vaistų viską ir tiesiog man prasidėjo panikos priepuolis visiškai kėdėj, nes, sakau, tie garsai, kvapai, šviesos mane labai, kaip viskai, dirgina. Ir vienu metu, kai man ten labai suskaudantis, aš tiesiog pradėjau verkti, pradėjau tiek musytis, kad aš net batą nusispyriau ir aš to pradėjau verkti. Bet tu pati atsimeni tą, kaip tau buvo bloga, ar ta prasme tau tiesiog užtemdė protą, kad tu tos akimirkos nebeatsimeni? Aš atsimenu ir aš atsimenu, kad aš labai, tai čia dabar, čia praeitais metais buvo, tai aš jau kai suaugus moteris viską ir aš visą laiką jaučiu labai didelę gėdą, nes aš galvoje suvokiu, kad aš esu moteris, Rūta, tau 30 metų, tai bus neužilgo ir tu negali taip elgtis, tu negali pas dantistą verkti, ten isterijų kelt ir man tokia gėda ir aš atsiprašinėju tų daktarų, aš labai atsiprašau, aš tiesiog negaliu suvaldyti su emocijų, tai būna labai labai sunku. Ir kaip reaguoja jie? Įvairiai. Turėjau situacijų, kur nelabai gražiai taip priėmė, matosi, kad tokia maždaug, čia bijo, žinai, kažką, mes išeisim, palauksim, kol čia tu nusiraminsi, tai po visiems čia taisom, tai po tu čia kitokia, žinai. Bet, o tie pasakymai sklinda iš vyresnio amžiaus? Vyresnio, iš daktarų, jo. Ir vėlgi, ir aš sakau, visą laiką, kai vaikštau, spėdavau, kad aš esu labai jautri, iš karto pasakau, kad gali tikėti žmonės, kad aš gal jautriau sureaguosiu. Tai o dabar, šiai dienai, neseniai aš turėjau atliekamą operaciją, ten medicininę procedūrą, čia Anglijoje vyko neseniai, prieš porą savaičių. Ir kadangi mane vežė į tą operacinę viską, tai aš jau žinau, kad man tikrai nebus lengva visą šitą pereiti. Ir aš pirmą kartą, nes aš jau gavus tą diagnozę, išdrįsau pasakyti daktaram, bet aš taip patiliukai sakau, aš bet esu labai jautri, sakau, ir aš tikrai, man gali štai panikos ataka ar kažkas nuo tų garsų, šviesų.
Ir skau, aš irgi taip tyliai, nes man pačiai dar tai baisu tą savoką naudoti, nes skau visą gyvenimą pragyvenau be to autizmo. Ir skau, man autizmo sindromą nustatė ir sakė, viskas gerai, užrašom man kampuko, ten, kad turi autizmą. Ir mane kai vežė į tą operacinę, tai visi labai geli buvo, labai švelniai, šviesas neprigesino, už rankos mane laikė, ten glostė man plaukus, tai tikrai man tai buvo gera, žodžiu, tiek nedaug reikia žmogui, kad jis geriau jaustųsi ir man vis tiek aš ir apsiverkiu ir ten man... Bet vis tiek lengviau. Visiškai lengviau ir atrodo, tiek nedaug reikia palengvinti žmogui gyvenimą. Tai, tas diagnozijos turėjimas tikrai daug pakeičia. Nes jeigu tiesiog skaičiu, kad aš labai jautri, tai, visi čia jautrus. Kas nebijo operacijų, žinai, ar ten daktarų. O tu sakydavai, kad aš esu labai jautri, čia Lietuvoje, ar irgi užsienį ir jie taip reaguodavo? Visur, nuo vaikystės, nes... man kokios ten socialinės situacijos, kur ten koks mažiau malonus žmogus mane kešo labai lengvai gali privesti. Ir dažniausiai būtų iš mamos, tėčio, Rūta, turi sugrūdinti gyvenimą, sunkus ir aš visą gyvenimą grūdinos, ten skaitau ir knygas, kaip ten save tobulinti, ten kokias metodikas, žinai. Ir dabar irgi, kai turiu tą diagnozę, aš kažkaip nustojau save kaltinti, kad aš, gal nereikia man nieko grūdintis, aš tiesiog tokia esu. Ir tų dalykų, aišku, gali gal kažkiek tobulinti, prisitaikyti, bet vis tiek. Kažkaip tai savo padėti. Bet giliai, dabar aš tiesiog stengiuosi nebeapsimetinėti, kad aš ten kietas riešutėlis, žinai, ir kur reikia, aš tiesiog arba atsitraukiu iš tos situacijos, arba, jeigu ten būna draugų susitikimai kokie, tai anksčiau ten bandyčiau gal iki galo tempti išbūti ten kokį pasibuvimą, dabar viskas, aš jaučiu man per daug visko, pasigera, einu namo, žinai, pailsėti. Tai labiau save saugau ir tiesiog atrodo, dabar turiu priežastį. Ir atrodo, kai aš užaugau be tos diagnozės ir aš dabar į save žiūriu kaip į mažą rutelę tokią ir tiesiog labai bandau save saugoti ir suteikti, ko man reikia ir nesigėdyti. Ir tu savo draugams, artimiesiems pasakei, kad aš gavau tokią diagnozę ir ką jūs apie tai galvojate? Ne visiems, žinok, ne visiems. Aš esu pasakiusi artimiausiam draugam. Tėvam irgi ne iš karto pasakiau, tai realiai per tą visą kelią aš praėjau viena su savo vyru, tikrai jis mane labai palaikė, nes irgi, kai viskas prasidėjo, aš galvojau, o jeigu aš neturiu diagnozės, gal aš tik įsigalvojau viską ir galvojau, kaip tada ten į mane žiūrės, kad čia ieško ligų, žinai, kaip būna, sako, ieško čia ligų. Priežasties, ne? Jo, tai va, o ant to kelio mane užvedė realiai mano terapeutė. Nes dabar buvo paskutinis pusę... Atsiprašau, čia psichologė? Psichologė, jo. Nes paskutinį pusę metų daugiau man nerimos tas vėl labai sukilo. Ir kai jaučiu, kai veikia mano kasdieninis rutinas ir aš kai jau nebesusitvarkau ir tiesiog labai sunku. Ir pradėjau vėl pasivaikščioti, aš ir prieš tai daug kartų ėjus dėl nerimo, kurie privedė prie valgymo sutrikimų realiai. Ir šį kartą aš jau, kadangi esu buvus pačiam dugne su tais nerimais visais, kai sakau, nes tiesiog aš būdavau ant tiek, kaip pasakyti, perdegus nuo to viso gyvenimo, nuo to gyvenimo ritmo, kurį gyvenau, kad aš tiesiog nebegalėjau valgyti. Tiesiog aš viskas valgydavau, švendau būdavau nuo to nerimo. Ir realiai mano svoris nukrito iki 49, man atrodo, kilogramų. Ir aš kai visai aukšta, tai matėsi, kad aš, žinai, ten visą tokia sublokus. Ir tada aš pati jau pas daktarus ir maldavau, kad man padėtų. Bet keista buvo, nes pirmas dalykas, ko jie klausė, sako, ar tu galvoji ten save susižalot kažkaip, iškart kalbant tom labai tamsiom temom. Iš karto prie tokių kraštutinumų. Ir aš sakau, ne, sakau, aš myliu gyvenimą, aš myliu savo šeimą, myliu draugus. Sakau, man reikia pagalbos, aš nesuvokiu, kas vyksta su manim. Aš sakau, aš nebegaliu laiptais nulipti, tarsi ten kokios šviesas ar ką man viskas. Ir aš dar tuo metu dirbau Londone labai intensyvioje aplinkoje. Labai ofisas buvo smarkus, nes aš dirbau daug metų mados industrijai. Tai ten visokios fotosesijos, muzikos, žodžiu, labai mane trigerino, bet tuo metu aš irgi dar nesupratau, kad tai būtent tai man ir kelia tuos panikas, atakas ir viską. Pagrindė per garsus mane labai veikia, nes tiesiog būdavo, ir aš metro važinėdavau Londone, tai irgi aš būdavo ateinu į tą metro ir man jau silpna fiziškai darosi, atrodo nebegaliu ten būti, bet aš irgi nesuvokiau, kad čia yra priežastis, kodėl aš taip blogai jaučiuosi, nes aš esu per daug stimuliuojama realiai, garsais visokiais, kvapais, žmonėmis
Ir Londonas tikrai, sakyčiau, viena iš baisiausių vietų autistų žmogui gyventi. Šiaip jo. Prasam žmogui, tam neurotipiniui gali pavarti jau po dienos. Va, aš tiesiog spaudžiau save iki galo, ignoravau realiai tuos simptomus, kol viskas. Tiesiog nebegalėjau iš lovos atsikelti. Ir aš po to sau pasižadėjau, kad aš gyvenime negaliu jau ten atsidurti. Reikia kažką su tuo daryti, ne? Jo, tai va, aš pajaučiau tada kažkaip į ten terapiją, pakeičiau savo gyvenimo aplinką, kiek galėjau ir viskas susitvarkė, viskas labai puikiai sekėsi. Čia dar gyvenau be tos diagnozės, bet taip viskas daugiau mažiau geriau. Ir tada pradėjau į ofisą vaikščioti, jau po COVID-o, kad jau reikėjo grįžti daugiau kartų į ofisą. Ir aš jaučiu, kad man vėl, aš grįžtu namo po darbo, man blogėja ir gal sveikata. Tada į terapiją pradėjau eiti. Bet tu dirbai ir ėjai į terapiją. Taip. Nes aš visą laiką tokia, kur save spausiu iki paskutinio, nes galvoju, kaip tu darbą praleisi, kaip tu ten namų darbų nepadarysi, vis laik to perfekcionizmo, to siekimas kažkoks. Jo, čia tikriausiai nuo auklėjimo, nesaugoti save, bet maksimum išspausti iki galo, nes reikia, kaip aš nepadarysiu. Tai va, apie tą terapeutę pabaigsiu dabartinę. Eini pas naują tą psichologą. Anksčiau ir vėliau siek apie vaikystę pradedi šnekėti, nes bando išsiaiškinti, iš kur ateina tas jautrumas. Ir aš pradėjau pasakoti, kaip aš vaikystėje jaučiausi, paauglystėje. Ir tiesiog daug kartų aš pratrūkdavau, sakau, aš pavargau, sakau, man atrodo, aš net su jumis kalbu, bet man atrodo, jūs nesuprantat manęs, man atrodo, jūs neišgyvena to jausmą, žinai. Ir tada jinai sako, Rūta, ar tu pagalvoji, kad tu gal autistė? Aš ką, ne. Ir aš labai supykau, atsimenu. Lyg įsižeidžiau, toksai, ne. Bet tu žinojai, ką čia reiškia? Nežinau, bet labai atvirai pasakysiu, aš buvau tikrai vienas turbūt iš to milijono žmonių, kurie žinojo tik tos stereotipus. Kai tu pasakai autistas, dažniausiai įsivaizduoja vaikas, dažniausiai berniukas, nieks nepagalvos, kad mergaitė. Ir tada, kad turbūt nešneka žmogus, arba ir turbūt ten irgi tam užsisklendęs kažkaip. Jo. Ir man irgi toksai, ne, tipo neįmanoma, ką jūs čia šnekat maždaug, žinai, supykau, išėjau. Ir tada viskas, aš tą savaitgalį, kaip sako, nežinau lietuviškai to išreiškimo, kai į triušio skylę, tą rabbit hole, žinai, kai pasineri kokią temą labai ir pradedi domėtis labai giliai. Tai aš tiesiog pradėjau domėtis, knygą ten perskaičiau per porą dienų. Būtent apie autizmą. Moterų autizmą. Man šitą psichologę parekomendavo, sako, tu tik pasižiūrėk ir ar kažką atrandi panašumo. Ir aš atsimenu, tą savaitgalį buvau viena namie irgi ir praverkiau, ten ir plaukus rovosi, nes man atrodo visą mano egzistenciją taip sukratė, žinai, kad tipo, negali būti, žinai, kad aš autistė, žinai. Taip. Tai va, tai... Ir kaip pasiryžai žengti tą žingsnį, pasitikrinti? Tai užtruko laiko nemažai iš tikrųjų, nes su niekuo nekalbėjau, gal 3 savaitės aš savo viena užsisklendus ten skaičiau. O vyrui nieko nepasakojai? Ne, aš kol kas nežinojau, kad aš terapijais labai palaiko mane ir mano psichologinę sveikatą. O jis yra iš Londono? Taip, bet jisai pats Portugalas yra. Taip, bet gyvenamas Londone. Ir tiesiog bandžiau pribręsti, pašnekėti, nes man toks rimtas pokalbis, nes irgi atrodė, nesinori taip, be to, gal aš čia turiu autizmą, nes tokia atsakomybė. Tai vieną dieną susėdom ir aš labai atsargiai užvedžiau tą temą ir sakau, žinai, kaip aš čia blogai jaučiuosi tiek metų, vis nerandu, kas vyksta, bet kažkas vyksta. Ir sakau, yra variantas, kad gali būti, kad turiu tą sindromą, nes, sakau, psichologija sakė, bet čia nieko nereiškia, aš taip dar nuraminau, kad čia viskas gerai. Ir jisai sako, tai gerai, sako, čia viskas okei su tuo, ką darom toliau, kokie variantai, sakau, yra arba einam pas šeimos daktarą ir, pažiūrėsim, kas toliau. Tai aš atsimenu, susisiekiau su šeimos daktaru, man atsiuntė tą testuką tokį, ten gal 30 klausimų, tokį labai minimalų, aš užpildžiau ir kur rašo tenai gal 70%, kad jūs esat spektro, ten kažkiek. O čia yra normalu, kad suaugę žmonės ateina pas šeimos gydytoją ir prašo tokių testų? Normalu. Aš tik pastebėjau, kad gal patys šeimos daktarai nesigilins, bet jeigu tu ateini su savo nerimu kažkokiu ir pasakai, kad galvoji gal... Vis dėlto aš norėčiau pasitikrinti, tada jie ramiai reaguoja. Bet jie tau tik atsiųs tokį labai trumpą klausimyną, iš čia nieko to nediagnozuoja, bet čia tik užuomina, ar gali būti ar ne. Ir tada tu užpildėjai, ten buvo 70% ir tada jie kažkur tai kitur siunčia. Tai va čia ir prasideda visi smagumai, nes ir tam pačiam Londone nėra taip, Anglijai, ne tik Londone lengva tą diagnozę gauti. Ne tik, kad jie gauti, bet turiu menį pereiti per tą procesą, pažiūrėti, ar tu turi ar ne.
Tai realiai pasakė, gerai, mes ten siunčiam, neatsimenu, pas kitą daktarą, gal tam psichiatrą, nežinau pas ką, bet laukti reiks 2 metus, kad gautum tą normalų assessment vadinamą, nežinau kaip lietuviškai. Vertinimą tikriausiai. Turbūt. Jo. Ir aš 2 metai, aš buvau išprotėjusi. O čia prieš kiek laiko buvo? Čia buvo prieš 4 mėnesius. Tai, tada grįžau pas savo vyrą ir paskui yra taip ir taip, skaudu metai. Skau, gal ir palauksiu, sako, ne, sako, jeigu tau neramu ir aš matau, kad tau yra neramu, nes tave veikia, tu ne pas psichologą, tai, sako, reikia spręsti šitą klausimą. Ir pasižiūrėjom, kad yra variantas privačiai, yra nemažai privačių klinikų, kainos kosminės, atvirai pasakius. Kokia yra kaina? Realiai kainuoja nuo 2 iki 3 tūkstančių svarų. Pasitikrinti, ar tu turi autizmą ar ne. Taip. Ir tada sakau, tikrai tokie pinigai ir sakau, ir vėlgi aš bandau save kažkaip lik apgauti, sakau, nėra man tai blogai, sakau, aš giršneku ir sakau, kur šeimą mes pradedam kurti, tipo viskas čia yra gerai, žinai. Ir tada ilgai aš ieškau ir radau kitą tokią organizaciją, kuri darė daug pigiau, tam iki 1000 kažkur kainuoja. Ir realiai ją sukūrė tie patys daktarai, kur dirba kitose privačiose, bet jie suvokė, kad yra toks trūkumas, jie tokie maždaug vos ne kaip savanoriai ir jie tą numuša kainą, bet realiai per tą pačią metodiką viską daro. Tai ten gal reikėjo palaukti porą mėnesių, bet vis tiek yra tas laukimas, nors ir privačiai. Ir viskas. Ir tada aš neįsivaizduoju, kaip vaikam vyksta šitie darymai visi tyrimai. Tai man pačiai įdomu pasidomėti, bet kalbant apie suaugusius, tai pradžiai man atsiuntė klausimyną, labai detalų, ten gal 300 klausimų, aš ten pildžiau 2 dienas. Ten yra atviri klausimai ir uždari ir atrodo, kur visiškai nesusiję, bet tam ir esmė, kai jie tyria tą tavo autizmo sindromą, yra daug kriterijų, ten gal yra 10 kategorijų ir ten turi surinkti kažkiek taškų per kiekvieną kategoriją. O kokios ten kategorijos yra? Ten yra psichologas ir psichiatras, 2 tik tai, nėra kitų kažkokių specialistų, bet tie klausimai į kategorijas, man atrodo, ten yra grinai socialiniai tavo ten įgūdžiai, tada tie fiziniai pasikartojimai, visi stimai, tada irgi ten kūno kalba, daug visokių tokių kategorijų. Ir va čia norėčiau paneigti tą mitą, kur sako, bet tu ten tai gal vieną iš tų simptomų turi, tai tu autistas arba neautistas. Taip nėra, nes jie turi... Pavyzdžiui, nelabai supratau. Pavyzdžiui, jeigu ten, pagalvoju, kokie... Jeigu rankom nemusikuoji, reiškia, tu neautistas. Taip. Bet esmė, kad tu turi surinkti per tas visas kategorijas, kad tu jau kvalifikuotumės, kad tu jau priklausai tam autizmo spektrui. Tai yra, kad ten tavo socialiniai įgūdžiai paveikti, kūno kalba ir visi tie. Ir tik tada, bet jeigu, pavyzdžiui, tik socialinis, kad, pavyzdžiui, ten negali bendrauti su žmonėm, ten akių kontaktą palaikyti ar kažką, tai gal tau kažkokia kitokia liga yra ar sindromas. Tai, žodžiu, jie tą visumą žiūri. Tai čia kalbant, kad jie klausia iš labai skirtingų pusių. Va šita visa tema, šitą lygiai tą patį jausmą išjaučiu, kai aš gavau tą diagnozę. Ir vis tiek aš, kad ir gyvenu užsieny, aš turiu labai stiprų ryšį su Lietuva ir draugai, ir žmonės čia, kurie gyvena, man rūpi. Ir aš pradėjau žiūrėti ir buvo nulis informacijos apie moterų autizmą. Ir radau vieną straipsnį, kad Lietuvoje oficialiai suaugusiam pradėjo diagnozę skirti, man atrodo, tik nuo 2000 kažkelintųjų, o tuo metu, kai Lietuva atgavinėjo nepriklausomybę, ten apie 90-uosius, su šitais simptomais man šiandien šizofrenija nustatytų. Ir aš sėdėjau apšalusi ir man užkilo tas jausmas, toks lyg pyktis kažkoksai. Ir dėl to aš irgi ilgai galvojau, ar atsidaryti tą Instagram ar ne, bet galvoju, ne, jeigu aš net kalbėsiu. Kai pristatinėjau, tavęs nepasakiau, kad Rūta veda Instagramą apie vėlai diagnozuotą moterų autizmą, tai būtinai pasekit ją. Tai va, ir sakau, man toksai sukilo pyktis ir galvoju, reikia šnekėti. Ir nepatikėsiu, aš sulaukiu tikrai nemažai, aš neturiu ten daug sekėjų, bet žinučių daug sulaukiau. Ir rašo man moteris ir moteris su daug ten tų pasekėjų, ar kaip lietuviškai followerių, žinomos moteris. Ir rašo Rūta, sako, aš sėdžiu ir verkiu. Sako, kad aš radau tavo paskyrą, aš bandžiau apie tai kalbėti, jau tie žmonės, tarkim, labiau žinomi visuomeniai. Ir sako, sulaukiau patyčių. Ir aš galvoju, mes gyvenam 21 amžiuje ir sakau, man tas pyktis, net nepyktis, bet ta stipri emocija, kad, žinai, norisi, kad griauti tos stereotipus ir čia keičia gyvenimą, žinai.
tokie dalykai. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tu pasiryžai apie tai kalbėti. Nu tikrai baisu, kai ir žmonės sako, nu bet tu tai normali. Tai aš nesakau, kad aš nenormali, aš niekada nesakiau, aš tikrai esu normali, bet smegenys kitokios mano ir kitaip veikia, aš kitaip šitą pasaulį jaučiu, kitaip garsus, spalvas, tekstūras ir aš turiu daug stiprybių gyvenime ir yra tų silpnesnių. Tai žinai, aš manau yra svarbu grinai tos detalės ir aplinkos kūrimas tam žmogui, žinai, nes tokie maži pakeitimai, nes, pavyzdžiui, aš labai jautri tiem garsam buvau, bet man net nekilo mintis pradžiai kažkas ausinės gali įsigyti. Ir dabar viskas. Irgi mano vyras padovanojo mano ausinės, kurios labai gerai blokuoja garsą. Ir aš kaip kitas žmogus. Ta prasme, aš užsidedu, aš galiu daug ilgiau pravaikščioti pro miestą, parduotuvės. Net jeigu reikia man apsipirkti kokių drabužių, aš žinau, aš užsidėsiu. Aš nei muzikos nieko neklausysiu, aš tiesiog tyloju, eisiu ten, rinksiu savo drabužius. Ta prasme, tiek nedaug reikia, kad aš geriau jaučiuosi. Taip. Ir dabar, kaip žmonės galvoja, kad tu tiesiog su ausinėmis muzikos klausaisi. Aš savam pasaulį, ramybei, tyla, nieks man ten neužė, žinai, ir viskas. Man nereikia. O tai papasakok apie savo vaikystę. Tu kalbėjai su mama, kaip tau buvo tas vaikystės laikotarpis, kas pasireikšdavo? Jo, tai vaikystės laikas sakė, kad aš sunkus vaikas būdavau. Kaprizai, visokie tie tantrumai vadinami. Tai jie viską nurašinėdavo kaprizams, tiesiog, jo, kad būdavo, kad gal išlepus čia biški, žinai, tipo mažoji, mažiausia šeimoje būdavau, nes turiu sesę vyresnę. Tai aš būdavo ten mažy, tokie 3 metai, ten parduotuvėj mamą kokią apspardydavo, bet taip piktai, žinai. Arba būdavo irgi namie, aš taip supyksiu, kad aš, pavyzdžiui, prieičiau kėdę kaščiau, žinai, taip su dantim. Ir atsimenu, tais laikais. Aleksandras taip darė. Ir tiesiog būdavo juokės, oi, Rūta, kėdės nevalgyk, sugrauži. Arba buvus irgi esu, kad stiklinės net atsikandau. Tiek man tų emocijų buvo, kad aš... Bet ta prasme, tu nulaužei? Mama sakė, kad greitą stiklą traukė. Tai, tokių buvo, kad polgių, kur atrodė, gal kažkas ne visai čia okei. Ir irgi su mama, kai kalbėjau iš tų tokių vaikystės labiau atsiminimų, kad būdavo, tarkim, kitą dieną mums reikia eiti, ten yra kokį būrelį ar kur važiuojam, tai visą laiką mama už vakarą sudėdavo rūbus, ką rengsiuos, nežinodavo, kad ryte aš pakelsiu isteriką, kad aš to nesidėsiu. Ir kiekvieną kartą buvo, aš to nesidėsiu, aš tos rūbus plėšiu, nenoriu. Ir dabar, kai suaugus ir aš visai per kitą tą filtrą savo gyvenimą žiūriu ir aš galvoju, man tiesiog buvo gal nepatogu, gal man ten kažkokia etiketė, ten, žinai, trigerino ar kažkas, man karšto būdavo ten per šilta. O tėvai nesusimastydavo apie tai, kad kažkas gali. Viskas gerai, kad jie nesusimastė, aš ir gal nebūčiau, žinai. Ir dar buvo vienas iš tokių sensorinių su plaukais, man būdavo problemų, nes aš visą laiką turėjau ilgus plaukus ir mama šukuodavo ir aš būdavo neleisdavau šukuoti, ten 3 dienas, 4 ir man koltūnų prisiveldavo. Ir tada mama, viskas, urtelė sėdom šukuot. Ir aš neleisiu šukuot mano koldūnų, aš net koldūnų nemokėjau ištarti. Ir nubėgdavau susivėlus, nes man irgi ten galva liesti. Man po šiai dieną aš būna šukuoju, arba aš ten vengiu kai kurių šukuosinų, pavyzdžiui, tikrai nesirišiu ten to ponytail vadinamo, nes man skauda galva. Ir ten aš žinau, kad pusę valandos aš įsileisiu, man viskas, turiu laisvai tie plaukai, nes man skauda galvos oda ir kaklo oda. Sakau, vaikystėje buvau labai padūkęs vaikas, kur klykdavau, rėkdavau. Ir po to mokyklos metais, kaip tik aš persiverčiau ir labai uždara pasidariau. Tai man toks buvo pokytis gana didelis. Tai nuo 1 klasės čia gaunasi ar vėliau? Jo, maždaug, jo. Ir mokykloje aš ir po šiai dienai turėjau vieną geriausią draugę, tai nepasakyčiau, kad turėjau daug draugų, bet turėjau tokius kelis, kur užaugom visą gyvenimą. Ir kai naujos pažintys, tai čia man sunkiau dalis šiek tiek. Ir dabar, kai man bus 30 neužilgo, tai man po šiai dienai yra visai sunku naujos draugystės užmegzti. Ir irgi prieš diagnozę aš dar kalbėjau savo geriausią draugę, gyvena Lietuvoje ir jinai labai socialus žmogus. Ir aš jas klausiu, sakau, kaip tu susibendrauji su tom kitom merginom, ką jūs šnekat? Ir aš net nepagalvojau, kad gal net nereikia tokių dalykų, aš nežinau, nes man atrodo tiek nenatūralu, tos pokalbius kažkokius kalbėti.
Ir man visą gyvenimą būdavo daug lengviau bendrauti su vyresniais žmonėms. Nes aš visą laiką galvodavau, nekalbam apie orą, kalbam apie dalykus, kurie svarbus gyvenime, žinai. Tai visą laiką ir mano kiti draugai vyresnio amžiaus būdavo ir lengviau bendrauti. O ta draugė, tai tavo klasiokė, ne? Jo, tai mes kartu užaugom nuo vaikystės. Ir vat apie ką su ją kalbėdavo? Tai jinai buvo tokia mano, kaip sakyt, saugumo žmogus, nes mes visą vaikystę užaugom, žaisdavom, bet mes tokias būnam, kur susitinkam. Ir aš visą laiką norėjau kur dalykus. Atinu ten, kuriam šokį, kuriam filmą, kuriam tą ir aš pastoviai su kamera laksydavau filmuoti ir jausdavau, kad nerasdavau tų draugų, kuriem irgi tokio, žinai, veiklos patiktų. Tai sako, aš pasidėsiu turbūt tenai pašokti, aš ten vieną savo ten kratydavausi, žinai, mažyti. Tai va, tai tos kūrybinės energijos visą nuo vaikystės. O tai jinai nelabai norėdavo? Aš priverstau galiausiai, bet šiaip tai ne. Bet tai va, tokia, kur mane suprasdavo ir aš ten galėdavau savimi būti visada. Šok, dainuoti, ten visaip save išreikšti. O vat kaip su berniukais tau buvo? Tas brendimo laikotarpis jau prasidėjo. Tai rūpėjau, sakyčiau, tikrai, kai ta paauglystė prasideda, bet aš realiai nuo vaikystės gal 14 metų su vienu berniuku draugavom iki 21, tai tą visą vaikystę, bet vėlgi, skaičiau, mes buvom bendramžiai, bet jis pagal metus labai subrendęs buvo, sakyčiau. Todėl mes su juo pradėjom bendrauti, nes iš karto pradėjom apie gyvenimiškus dalykus kalbėti. Nevaikiški vaikai buvom, sakyčiau. Iš karto rimtos temos, ten egzistenciniai klausimai, filosofija. Aš dabar, kaip prisimenu, irgi ten 13, man ten Nyčė buvo įdomu, tai aš ten pradėjau filosofus skaityti visokius, nes aš tiesiog ieškojau, kas su manim ne taip ir ieškojau tų atsakymų, nes irgi neseniai reelsą padariau, kad su mano vaikystės ateivis jaučiausi, kad tikrai labai jaučiausi ne savo ir tokia įkalinta ir galvojau, kad čia viskas maždaug matrica yra ir mes visi, žinai, kažkaip operuojam. Man atrodo, kol tapau paauglė, tada pradėjau sąmoningesnė būti kaip žmogus ir matyti, kaip visas pasaulis operuoja, žinai. Ir tai aš manau, šitas maskavimas atsiranda labai didelė autizmo dalis, kur tu bandai pritapti, ten mėgdžiai pokalbius kokius, ten repetuojas pokalbius, kur aš irgi galvoju normalus dalykas yra, kur nėra, pasirodo, žinai. Tai va, kai esu suaugus, jaučiuosi atsakinga pati save apsuptai žmonėm ir va dabar tiek moterų, merginų parašė, kur atrodo, taip gyvenimą man tikrai yra sunku bendrauti, bet atrodo, su tai žmonėm atsisėšiu ir galėčiau valandom prašnekėti, o tu irgi taip, o tau irgi taip, kur aš visą gyvenimą norėjau su kažkuo apie tai pasišnekėti. O tarkim, kaip draugiai savo pasakai, kaip jinai reagavo? Aš draugų, keliem artimiausiam pasakiau, tai buvo tas, bet tu tai normali, gerutėlė, gerai užaugom, viskas ir gerai buvo. Tai toks mąstymas, kad jeigu autistiškas, tai reiškia iš karto nenormalus. Tai va, jo. Ir aš tada bandau paaiškinti, jeigu tau įdomu, aš galiu daugiau papasakoti, jeigu neskau, gal net neliečiam tos temos, žinai, nes aš manau, tu turi būti atviras, išgirsti ir priimti tą informaciją, žinai. Ir, tiesiog, aš nemanau, kad čia mano darbas kažkam įrodinėti ir ten mosikuoti, aš ten autistė ar kažką, ne, sakau, pasidalinau, nes čia mano gyvenime yra vienas didžiausių lūžių per visą gyvenimą, kuris daug ką keičia mano gyvenime ir sakau, jeigu tu nori suprasti ir įsigilinti, aš galiu pasidalinti. Ir, kad normaliai, aš žinau, kad aš atrodau normaliai, aš ir santykius sukūriau, ir mokyklą ten raudonų diplomų, baigiau ten gerą darbą, turėjau karjerą ir taip toliau, bet kad aš viduj, man grūna pasaulis kasdieną, kad aš turiu tau priminti, kad turiu kvėpuoti, nes man užgniaužia tą kvapą, žinai, tos panikos atakos, kasdieninės beveik ir, man nėra lengva, žinai. Gali atrodyti iš šono. Ir va dabar, kai jau žinai apie tai 4 mėnesius, ne? Kažkur nuo vasaros, jo. Tai kaip tu savo, tarkim, sakei, kad ausinės padeda, kaip dar savo padėti? Nežinau, manau, didžiausias dalykas, kas pasikeitė, aš nebekaltinu savęs, atvirai pasakius. Nes aš tiek save spaudžiu ir tą spaudimą dariau, kad tu turi bendrauti, turi eiti, ieškoti naujų draugų. Visą laiką savo spaudimą dariau, kad tu turėčiau daugiau draugų, gal turėti aktyvesnį socialinį gyvenimą gyventi, nes realiai, aš dievinu vieną laiką leisti. Aš manau, gal dar Londone gyvenant, nes labai tas miestas gyvas, aktyvus. Ir ypač jeigu tu eini į ofisą, ta darbo kultūra visa labai yra, kad ketvirtadienį visi eina malaus.
Ir aš kiekvieną ketvirtadienį turiu galvoti priežastį, kodėl aš neįsiu to lauk, žinai, ar ten koks būna ten team buildingas, irgi galvoju priežastį, kodėl visą laiką turiu meluoti, ar ten, nu ne, šiandien tą, šiandien. Ir tada žmonės daro spaudimą, ateina, nu ar tikrai negalės, tai gal mes pakeisim datą, kad ir tu galėtum, aš kad nesakau, prašau, nereikia. Ir aš visą laiką kalta jausdavosi, o dabar aš nebesijaučiu, aš galvoju, viskas, taip, nebereikia man niekam nieko įrodinėti ir tiesiog daug švelnesnė su savim. Ir kaip pradžioj sakiau, aš dabar visą laiką save matau kaip tą mažą vaiką ir galvoju, ką aš galėčiau padaryti. O, gerai. Tai ir viskas, niekam nieko nebeįrodinėjau, iš tikrųjų, nebeapsimetinėjau, ko nesu. Tai, man atrodo, tai ir yra svarbiausia, žinai, pačiai savo pasakyti, kad viskas stop, aš nebeapsimetinėsiu, aš būsiu tuo, kuo aš esu. Ir, žinai, ir eisiu link to savo pažinimo, ne? Taip. Ir kam reiks, tie žmonės, kas supras, palaikys, jie bus, žinai. Taip. Nes kalbat, artimiausia šeima, vyras, tai jau žino, kad mes galim būti kur nors viešoje vietoje ir jau mato iš mano veido, kad man kažkas ne taip. Ir sako, nu gerai, gal jau einu, ar mane gali išsivesti, nes mato, kad man per daug visko vyksta ir man kyla. Iki kol, žinai, aš pratrūksiu. Tai kaip tu dabar jautiesi? Ar viskas okei, ar yra... Gerai. Nu, aišku, aš dabar mes sėdėm ir daug pojūčių, man karšta, garsai, pokalbiai, viską, žinai, Bet tu irgi, kaip aš žiūrėjau, man atrodo, čia labiau su ADHD, ne? Tas yra, kur aš galiu susikoncentruoti ties arbata, ne? Tarkim. Ir aš susikoncentruosiu ties tą arbatą. Ir mano mintis ir visi ten mano garsai bus va čia. Bet ADHD, jie jaučia ir kvapą, ir ant tos pačios bangos, ir garsai, ir visa kita tau taip pat yra. Tai tas dalykas labiausiai vargina. Ir aš skaičiu, kai tau patiri daug streso, labai suintensyvėja viskas, kai tiesiog, dabar paskutiniam savaitėm aš tikrai nelabai kaip jaučiausi. Ir, viena iš priežasčių, kodėl Lietuvą atvažiavau tiesiog pakeisti aplinką, šiek tiek praleis laiko su šeima, draugais. Tai tiesiog tu namie ten sėdi ir darai ir dirbi kažką ir viskas, tau mintis šokinėja. Aš irgi, kai bandau paaiškinti, ką išjaučiu, pavyzdžiui, aš darausi kavos. Ir ne tai, kad pasidarysiu kavos puodelį, darau kavos. Kava, aš ją pauostau ir aš tada įsivaizduoju, šitą pupelį iš Brazilijos. Tada aš galvoju, Brazilijoje, tada įsivaizduoju kažkokį vyrą, kuris renka pupeles ir aš įsivaizduoju jo odą ir matau odos tekstūrą, tokia rūta, negalvoju, kad tarsi man nereikš tos informacijos. Ir aš tą plaunu indus, tada irgi apie indų ploviklį kažką pagalvoju ir tada irgi man taip labai rutuliotis pradeda mintis ir tada ant viršaus, bet dabar reikia įti siurbę, dar baigsiu indus ir žodžiu, tas žiauriai vargina. Ir kai tau reikia atlikti užduotį, ten kokį e-mailą, kokį parašyti, man gali 2 valandos užtruko, aš, žinai, viskas, atsėsiu parašyti, bet dažnai būna, kad tiesiog susinervuoju, užverčiu kompiuterį, negaliu, žinai. Ir ką tada darai? Čia kaip pasakyti, irgi anksčiau būdavau, kad aš bandyčiau vis tiek save spausti iki galo, tu turi parašyti. Bet dabar stengiuosi atlaidesnė savo būti ir tipo, nieko tu neturi užversti, tipo, žinai, eik ten paveik kažką kito, nors ten nueisiu daryti kito, man kitas gali sutrigerinti, žinai, tas emocijas. Bet šiaip tai, kasdienybėj bendrai, aš manau, labai svarbu yra sveiką gyvenimo būdą gyventi. Tai man tikrai sportas žiauriai daug padeda, labai, nes aš pastebėjau, kad man patinka su svoriais dirbti, ten, tai štangas kilnoti. Bet tik dėl to, kad man kelia tam tikrą kaip fizinę apkrovą skausmą tam tikrą prasme ir man tuo metu nuramina protą. Tai aš galiu gana intensyvias treniruotės turėti, bet ne dėl to, kad aš ten kažkokių pasiekimų ten fizinių noriu, bet grinai tik dėl tos vidinės ramybės. Nes visiškai aš tada nukreipiu tą srautą į kažką kitą, žinai. Nepasportuoju ilgiau, man viskas, aš jaučiu, man sveikata prastėja, tada man sako, vyras sako, Rūta, gal tu eik į salę, aš sutvarkysiu namą, žinai. Bet kiek laiko tu sportuoji? Šiaip realiai kasdieną. Ne visai intensyviai, bet tas fizinis judėjimas, bent jeigu ten negaliu eiti į sporto salę ar ką, tai bent kilimėlį paskėsiu tam, pasitampysiu, kad ta kraujotaka sujudėtų. Tikrai labai svarbu. Mityba, manau, svarbu, miegas tinkamas, žinai, nes su tuo pačiu autizmu daug kitų dalykų. Migrenų esu labai daug turėjus. Ir vaikystėje, kai neturėjau šito diagnozės, turėjus perdegimų, kur į ligoninę mane išvežė, nes nežinojau, kas vyksta su manimi. Tai vieną dieną, aš atsimenu, man buvo 12 metų ir aš, vaikas, aš ten nieko nesuprantu ir pas mamą ir sakau, mami, kas būna, kai trūksta oro. Va tokia man pirmas klausimas.
Ir aš, O tai tau jau prasidėjo? Tiesiog, čia man atrodo, man gal buvo panikos ataka, bet aš nesuvokiau, kas vyksta ir man tiesiog atrodo, nėra ko įkvėpti, žinai. Ir aš tą akimirką susmukau ant žemės realiai ir visa pamėlau, lūpas mėlynos ir aš pradėjau visą kratytis. Ir mano mama žiauriai įsigando, galvojo, kad miršta jos vaikas, jinai paskambino greitai ir sako, padarykit ten ramunėlio arbatos. Ir mama, kokios arbatos, sako, vaikas mėlynuoja, jis sako, nekvėpuoja. Tai tada greitai atvažiavo greitoji ir aš tą 2 savaitės praleidau ligoninėje. Man visus tyrimus padarė, ką tik įmanoma ir realiai nerado nieko ir man vis tiek davė diagnozę, aš net nežinau, ką reiškia po šiai dienai, automatinė vegetacinė disfunkcija. Realiai, kad ten sistemos, kurios valdo tavo kvėpavimą, širdies ritmo sutrikimas kažkoksai. Tai man tokie priepuoliai kartodavosi visą vaikystę, kur aš sėdžiu mokykloje ir man staiga viskas traukėsi ir viskas atrodo kaip iliuzija. Bet čia grinai dėl sensorinės apkrovos, ne? Jo, dabar aš taip manau, nes tai dienai niekas ir nepasakė kas, bet aš dabar manau, kad čia ir buvo, kad tiesiog man buvo perdegimas ir visko per daug. Aš tiesiog nesupratau. Tai va, ir buvo iki... Dar viena priežastis, kodėl turėtumėt eiti ir patikrinti savo vaikus. Labai įdomu yra, žinai, ir labai džiaugiuosi, kad tu apie tai šneki, nes daug dalykų galim išvengti ir tiesiog padėti savo vaikui, pažinti save visų pirma, neapsimetinėti kažkuo kitu ir kaip tu sakei, kad iki galo reikia spausti, iki galo reikia daryti. Nereikia, jeigu tu blogai jautiesi, tai pailsėk. Bet dar vieną dalyką prisimenu, kur manau svarbu paminėti ir manau aktualu tikrai. Vat irgi, kai žmonės galvoja, gal aš ten autistas ar ką, bet ten, pavyzdžiui, aš neturiu tų stimų vadinamų. Mano Aleksandras ir kitų neturi. Tai nieko nereiškia. Tai va, ir ypač kalbant apie vyresnio amžiaus žmonės, kurie pragyveno visą gyvenimą, atrodo, be tos diagnozės, kad jie gali būti labai užslėpti ir netiesioginiai. Nes vėl, jeigu ten socialinėse medijose ten naršai ar kažką, tai būna tikrai tų viral video, žinai, kur ten tie autistai, kurie gana stiprius turi požymius, ten, žinai, ar ten rankom ploja ar kažką ir tada galvoja, bet aš rankom neploju, tai aš ne autistas. Ir esmė vėlgi, kai tu esi suaugęs žmogus ir kalbant apie moteris, tu stebi aplinką ir tu suvoki, kad neprimtina, galbūt tu man dabar atsistoti, aš čia pradėsiu suktis. Bet tai nereiškia, kad aš nepatiriu tos energijos, kad man kažkur reikia nukreipti. Ir atsiranda kiti dalykai, pavyzdžiui, gali būti ten plaukų pešiojimas koksai, ar dažnai būna visą žandą žmonės išsikandžia, žinai, kai lūpas kramto atrodo, nuo to nervo, tai būna visi žandai iškandžioti žmonėm, kas čia daro. Man asmeniškai yra grinai tas sodelių, aš visur einu, tos pirštus pastoviai makaluoju ir aš tiesiog žinau, kad realiai vizualiai niekas jų net nemato. Bet tu, ta prasme, čia visą laiką darai, kaip net nepastebi to, ar kai yra tas nerimas? Skaičiu labiausiai, kai man pasidaro neramu, tas nerimas užkyla ir aš tada tiesiog bandau save kaip įžeminti ir susikaupti ir sugrąžinti realybę, nemoku paaiškinti realiai. Supratau. Arba jeigu būna, tu pradedi jausti savo širdį, čia viena iš pojūčių, kur aš nekenčiu, kai dažnai būna atsiguli ir jauti savo širdį. Ir aš negaliu to jausmo pakelti, tai aš tiesiog pradedu kasytis, nes man tada nukreipia mintis. Ir dabar aš tik pradedu viską susijęti, nors aš visą gyvenimą užaugau su tuo ir... Ir tu visada tą? Ir visada, aš visą turėjau ir dabar atsakau, kad aš visą laiką darydavau kažką, kad nukreiptos jausmus, žinai, ten tie kasimai stiprus, žinai, ar ten žaidimas su pirštais, arba darželį atsimenu, kai eidavau miegoti, kaip po kaituko vaikai eina miegoti, suguldo tos vaikus. Ir man būdavo, jeigu aš pasikasau čia, aš privalau pasikasyti kitoj pusėje, nes man atrodo, kad būdavo disbalansas mano kūne. Tada jeigu pasikasau kairę, dešinę ir aš neužmigdavau, kol aš visą makaluodavau, žinai, tenai. Dar dažnai būna, man teko sur, kad sako, mes visi biški čia ant spektro, žinai. Taip. Bet ne. Ne visai, sakau, ne visai. Žinai, kai ten nušlauščiau klausimą, ar tau irgi tai būna, nebūna. Ten, žinai, panikos atakos, kur veikia tavo gyvenimo, kur tu planuojas aplink, vengi kažkokių situacijų, taip nėra, žinai. Ir dar, kaip paminėjai apie žmonės, kad yra stereotipai, kad jie tokie gal labiau izoliuoti visuomenės. Tai vieną pavyzdį galiu pateikti, irgi vienu pažįstu autistą vaikiną, kuriam gal yra 32 metai. Jis Portugalijoje gyveno, maža miestelį mano vyro gimtinėje. Jis toks socialus, jis visus žino miestelį, visus prieina, visus pakalbina ir jisai renka monetas.
Ir aš sakau, kolekcionuoja, jis sako, o aš žinau, kaip tą ir tą žodį pasakyti lietuviškus, už kur žinai, sako, nes ant tos monetos parašyta, atidarė, vis net atsimena, kad ant tos monetos. Ir kadangi tas miestelis yra gana mažas, nu, ne mažas, nežinau kaip palyginti su Lietuva, bet miestelis, ne didmiestis. Ir kadangi ta visuomenėje turi savo tą bendruomenę, ne visuomenę, ir viena moteris įdarbino jį, jis neturi nei išsilavinimo, nieko, bet jis dirba vaistiniai ir jisai visus vaistus žino nuo A iki Ž ir jam leidžia dirbti, nes ten, sakau, nėra, kad ten kažkokia labai didelis miestas ir jisai gali įvardinti kiek tablečių, kiekvienų likia, kiekvienoj dėžutė, kiek jo protas yra genialus ir ant kiek čia stiprybė. Tarsi, nei vienas iš mūsų gyvenime neatsimintų tiek informacijos, man toks, wow, žinai, ir visi myli to žmogų ir palaiko ir, ta prasme, visose vestuvėse jis atšokęs viską, ta prasme, nuostabu, žinai. Bet tik dėl to, kad žmonės jį palaiko, lygiai taip pat galėjo galvoti, ai, kam tau čia nedarbo tau nebus. Bet atsirado žmogus, kuris patikėjo, kad žmogus turi tų kaip galių, stiprybę, žinai. Ir viskas, ir tarsi normaliai gyvena, žinai. Pamatė jo kažkokią tą aistrą, žinai. Jo, interesą. Tai reikia viską apibendrinti. Norėčiau padrasinti visus, nelaukti, kol jūsų vaikui, ar bus ta panikos ataka, ar kažkaip kitaip pasireikš tas autizmas, jeigu jūs matote pirmus požymius, kad galimai jis kažką turi, galimai. Nereikia tikrai laukti ir kreipkitės, nes jūs tiesiog žinosite, kas su vaiku yra ne taip. Ir žinosite, kaip jam padėti, kas yra svarbiausia. Galimai jisai negaus tos diagnozės, galimai jis gaus kokią kitą, bet vis tiek yra svarbu tai, kad jūs žinosite, kas yra su jūsų vaiku ir kaip jam suteikti pagalbą. Ir norėčiau taip pat padėkoti Rūtai už pokalbį, kad sutiko, kad taip atvirai pakalbėjo ir papasakojo apie savo patirtį. Ir labai tikiuosi, kad mes visus pastumėsim vyriau apie tą visą temą šnekėti ir nebijoti, nes tikrai nėra ko gėdytis, nes mes visi esam skirtingi, visi turim savo pliusų, savo minusų ir tai yra visiškai normalu. Tai dar kartą tariu tau ačiū ir tikiuosi dar susimatysim. Aš irgi. Ir irgi, kas klauso, tai nebijot kalbėti ir jei kas nori, tikrai gali bet kada parašyti ir pasidalinti. Ir kaip Lona sakė, dėl tų simptomų, kad dažnai atrodo, kad gal jie nebus tokie tiesioginiai, nes irgi esu mačius anonimiškai žmonės dabar Facebook'e gali rašyti ir mačiau viena moteris rašė, kad mergaitė save 11 metų labai žaloja ir depresija serga. Ir irgi aš jai parašiau, sakau, ar kada galvojat, kad gali būti toks variantas. Ir jinai irgi be galo dėkoja, sako, Dieve, aš net nežinau, kad toks terminas egzistuoja. Ir žmogus galvoja, Dieve, 11 metų ten mergaitė depresija, kur gali būti visai kitos priežastys. Tai tiesiog reikia skleisti šitas žinias, dalintis, kad žmonės atpažintų. Tai tai dėkojame, kad žiūrėjote mus ir iki greito, iki pasimatymo. Visiems iki. Ačiū.